Mano vardas Donatas, šiandien pas mus fainas egzempliorius Porsche Macan. Pažiūrėsim, kasgi ten yra viduj ir būtinai prasivažiuosim, pažiūrėsim, kaipgi jisai vairuojasi. Juoda spalva čionais grotelių, nėra jokio chromo čionais. Ratai juodi ratai niekada nepriduoda automobiliui, taip sakant, didelio diametro žiūrint iš šono, bet šitie ratai turi pakankamai didelis angas tuščias, tai atrodo visai neblogai. Spalva yra tokia tamsiai ruda, sakykim taip. Atidarykim kapotą. Tikrai pasistengė inžinieriai padaryti tokį didelį dangtį, kuris sveria tikrai daug, sakykim taip, ne? Ir padaryta technologija teisingai, kad tu beveik nejauti to svorio. Viskas kompaktiška, yra daug vietos tikrai visur prieiti, nes čia yra 2 litrų variklis, tokie pat varikliai ėjo ir ant Golfo. 4 cilindrai, variklis stovi išilgai. Buvo ir 3 litrų versijos, ir turbininės 3 litrų versijos, tai tikrai aibė tų variklių irgi ėjo šitiems modeliams, bet kaip aš spėjau prasivažiuoti jau, tai žinokit, 2 litrų tikrai užtenka. Tai salonas yra panašios spalvos kaip ir pats kėbulas, išlaikytas tikrai gan gerai. Jokių plyšių mes čia nematom dabar, nors mes šnekam apie 17 metus. Mums skydelis rodo, kad čia yra 114 tūkstančių ant šito automobilio pravažiuota. Tai sakyčiau, kad visai mažai. Čia daug aliuminio detalių yra apdailos. Visas valdymas sėdynių taip pat yra elektrinis. Užvedimo raktelis, kaip ir visada standartė Porsche, yra iš šitos pusės. Štai taip, reikia įstatyti, pasukti ir tada užsives šitas gražuolis. Prieikim prie galinių sėdynių dabar. Didelis pakankamai porankis yra čionais. Atsidaro šitą dalis, man atrodo, čia tai va, kad galima įlysti į bagažinę. Arba, taip sakant, kažką tai čionais iškišti. Jeigu aš čia atsisėsiu, tai vat, mano kojos apatinė dalis nesiliečia su pačia sėdynė. Labai gaunasi aukštai pačios grindys čionais. Na, nežinau, į tolimą kelionę gal ir susiruoščiau, bet neypatingai tolimą. Galingas išmetimas. Galima ramiai parkuotis visur mieste. Jokių bordiūrų jūs tenais neužgausite. Bagažinė atsidaro štai čia. Paspaudė mygtuką. Įdomioje vietoje šiaip randasi. Pipsi mum automobilis, kad atsidarė bagažinę. Nieko čia nėra, taip sakant. Nuversti sėdynės irgi čia kažkokių tai mygtukų taip pat mes nesurasim, yra tokia vietelė kažką sudėti. Šiaip daiktams sudėti čia vietos, aš sakyčiau, kad turėtų užtekti. Tu, kada perki Porsche, bet kokiu atveju tu perki dalelę Porsche. Tu perki būtent dalelę šito galingo automobilio, kuris sukonstravo ir padarė būtent tiems, kas sugeba jį nupirkti ir sugeba jį teisingai vairuoti. Ką reiškia teisingai vairuoti? Aš parodysiu. Atsisėskime,
užveskime šį gražuolį. Pakalbėsime trupai apie tai, ką mes matome viduje. Vieną kartą tik pasukome, jinai užsivedė, vairas nusileido gražiai. Multimedija pakankamai veikia greitai. Tu čia gali matyti daug kažkokių tai parametrų, kurie tau įdomus. Kiek pravažiavo, kaip kas. Perini per meniu arba su mygtuku, arba pats paspaudi, ko tau reikia. Navigacija. Žemėlapis, kur mes esam. Yra toksai nedidelis ekranėlis, sakykime taip, kurio man tai užtenka, pavyzdžiui, nes kažką tai galima pernešti į šitą pusę. Mygtukų čia tikrai yra daug. Velnias žino, ar tu čia spėsi juos visus suprasti, atsisėdęs tik pirmą kartą už vairo šio automobilio. Ką man reikia žinoti, tai sportas, sport pliusas, išjungiam stabilizacijos kontrolę, sklendės atidarytos ir važiuojam. Tai vairuojant, aš sakyčiau, kad malonumas yra panašus kaip pas Audi grupės automobilius taip pat. Nes aš važiavau su Audi, tai galiu palyginti su Audi. Važiuosime su naujesniu BMW, galėsime palyginti galbūt su naujesniu BMW kažkaip. Bet šiandien dienai, mes važiuojam komforte. Vairas pakankamai minkštas, reaguoja staigiai. Tu viską jauti, ką reikia iš karto nuo pirmų sekundžių, tik atsisėdint šitame automobilėje. Komforto tikrai čia nais užtenka, nesigirdi jokių pašalinių garsų, girdis tik truputėlį kelias, bet čia galbūt nuo padangų irgi kokybės priklauso labai daug kas. Iš minusų, ką aš pažymėčiau pačiam automobilėje, tai ne pačio dizaino minusus, bet tai, kad yra, labai tokios daug medžiagos ir daug to tokio plastiko, žinot, eina graži medžiaga, minkšta oda, ane? Ir po to prasideda plastikas, toksai, Ir taip, tai yra ir ant sėdynių taip pat visur panaudota, ir bagažiniai taip pat truputėlį tuščia, ne? Aš galbūt norėčiau, kad gale būtų daugiau kažkokių tai galbūt prietaisų, ne? Kad ten būtų galbūt dviguba klimato kontrolė, kad aš turėčiau kažkokį tai ekraną galbūt gale. Na tai, kaip perki Porsche, visgi norisi prisiliesti, ne, sakykim, tai prie tos kokybės, prie to brendo ir būti kažkuom tai išskirtiniu, ne? O taip gaunasi, tu permoki daug pinigų ir gauni, taip sakant, komplektaciją, kurią tau gali surinkti tokią pačią, o gal net ir geresnę Audi gamyklai. Ir kai persijungia bėgiai ant Sport Pliuso, tu jauti tą pam. Wow. Laiko jinai kelia. Opa. Štai su tokiom emocijom aš norėčiau baigti šią trumpą apžvalgą apie šį puikų automobiliuką. Tarp kitko, jisai yra pardavime. Aš paliksiu aprašyme informaciją, kaip galima susisiekti dėl jo pirkimo, kam įdomu, arba pasižiūrėti. Tai žodžiu, rašykite komentarus, kas patiko, ką norėtumėt pamatyti daugiau, kas turi daug gražių, įdomių, įvairiausių automobilių. Susisiekite su manim, kontaktus visą laiką aš palieku aprašyme video, kad galėtume visi pasidalinti geromis emocijomis, parodyti kartu, ką mes turime, kokius automobilius, traukite iš garažų, parodykim kartu visi, ką Lietuva turi įdomaus. Tai rašykite komentarus ir pasimatysime kitame video. Iki.